Mieli kolegos, artėja ruduo, artėja naujieji mokslo metai. Labai tikiuosi, kad jūs per vasarą turėjot galimybę pailsėti, atsikvėpti ir pasisemti naujų jėgų be prasidedantiems mokslo metams. Dėkoju jums, jūsų artimiesiems ir pažįstamiems, už antrus metus iš eilės suteiktą galimybę Lietuvos švietimo ir mokslo profesiniai sąjungai organizuoti vasaros stovyklą Draugystės vasara Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Jūsų skirta 0,6% parama mums leido tai padaryti. Sunku žodžiais perteikti teigiamas emocijas, kurias patyrė stovyklautojai. Be galo džiaugiuosi, kad jūsų paramos, supratingumo ir vienybės dėka galime daryti tokius prasmingus ir reikšmingus darbus. Ačiū Jums. Mieli kolegos, pagarbos mūsų sunkiam ir pačiam prasmingiausiam darbui pasaulyje vis mažėja. Kasdien susiduriam su spaudimu įvairiomis apraiškomis, kuris dažnai virsta psichologiniu smurtu. Būtent psichologiniam smurtui darbe ir atmosferai švietimo įstaigose bus skirtas didžiausias šių metų Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos renginys lapkričio mėnesį. Šiuo metu mokslininkai atlieka tyrimą, kuris ir taps esminiu atspirties tašku rudens konferencijai. Sekite mūsų informaciją ir artimiausiu metu išgirsite daugiau naujienų. Nemažiau pedagogams svarbi ir darbo užmokesčio tema, kuri pastaruoju metu vėl kelia daug aistrų. Nuosekliai siekiame ir toliau sieksime darbo užmokesčio didėjimo visiems pedagogams. Tačiau noriu aiškiai pabrėžti, kad vien tik biudžeto didinimas problemų neišspręs. Galiu drąsiai teigti, kad visų pirma tiek savivaldybės, tiek ir švietimo įstaigų vadovai turi stipriai pasitempti, naudodami gaunamas biudžeto lėšas. Kol nebus laikomasi jau galiojančių teisės aktų, didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto ir toliau bus naudojamas neefektyviai. Šiuos klausimus sprendžiame ir artimiausiu metu tikimės informuoti apie pasiektą pažangą. Šiais mokslo metais ir toliau tęsime jau pasiteisinusias bei jūsų dėmesio sulaukusias tiesioginės transliacijas mokytojams apie mokytojus. Kviečiu sekti Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos naujienas mūsų tinklapyje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje bei būti aktyviais. O tuos, kurie vis dar nesate daugiau nei 12 000 narių vienijančios organizacijos nariais, kviečiu prisijungti. Laukia dar vieni sudėtingi mokslo metai. Mes dirbame dėl jūsų ir kiekvienais metais turime kuo pasidžiaugti. Esame ir likime vieningi ir įveiksime visas kliūtis. Stiprybė yra vienybėje. Su rugsėjo 1, mieli kolegos.